Taip, laba diena, tai dabar kalbėsime apie Avino zodiako ženklą. Avinas tai yra zodiako pirmūnas, lyderis, jis nuo jo ir prasideda visas tas vadinamasis astrologinis zodiakas. Avinas yra pirmas. Ir tai reiškia, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jis visur gyvenime norės būti pirmas, pirmūnas, lyderis. Jisai pats nuspręs, jis neleis spręsti kitiems už save, už savo gyvenimą, už savo pasirinkimus. Jisai eis pirmas ir jam iš paskos. Jisai visur ir visada sieks būti arba pirmas, arba autonomiškas. Tai yra tas zodiako ženklas, kuris ir yra asmenybės apsireiškimas, pirmas astrologinis būstas. Tai reiškia, aš prisiemu pats už save, savo atsakomybę už savo gyvenimą. Dėl to labai stipriai asmenybės charakteristikoje pagal astrologinį portretą reiškia tuomet, kai pirmo būsto valdovas būna pirmame būste, tai irgi suteikia labai stiprią lyderystę ir stiprią asmenybę. Tai pavyzdžiui, Lagna svarstyklės ir Venera pirmam būste, tai pirmo būsto valdovas pirmam. Tai pavyzdžiui, Lagna Vėžys ir Mėnulis pirmam būste, tai pirmo būsto valdovas pirmam. Tai pavyzdžiui, Lagna Ožaragis ir Saturnas pirmam būste, tai pirmo būsto valdovas pirmam. Ir taip visais atvejais. Tai yra tas pats kažkokia prasme, tai yra žmogus stiprus. Jisai paprastai supranta, kad atsakomybė už gyvenimą yra jo rankose ir jis nebus linkęs permesti kitiems. Ir aišku, kiti norės būti jo pasekėjai, norės remtis į jį, nes jis yra stiprus. Tai būtent Avinas, tai būtent pirmas būstas, asmenybės astrologinis portretas ir žymė asmenybės charakteristika ir visą įmanomą stiprybę. Dėl to mes, kai žiūrim astrologiškai, mes visą laiką vertinam pirmą astrologinį būstą kaip pagrindinį identifikatorių, kad tai yra stiprus ar silpnas žmogus ir tai jau yra visom prasmėm. Tai reiškia, jeigu pirmas būstas yra stiprus, tai vėlgi jau paminėjau kada, bet gali būti ir, pavyzdžiui, pirmas būstas Avine, ane? O Marsas, kaip pirmo būsto valdovas, Ožaragė, tai reiškia egzaltuoti, reiškia labai stipri asmenybė. Taip pat pirmas būstas gali būti Žuvyse, valdovas Jupiteris bus Šauly. Pirmo būsto valdovas Šauly, tai yra labai stipri asmenybė, bet pagal šitą charakteristiką žiūrime, kuo jis stipri. Tai šituo atveju, kai Jupiteris Šauly, stipri žiniomis, mokymais, jeigu žmogus turi mokymų, autoritetingą mokymą, mokytojas bus labai stiprus. Jeigu jis to neradęs, jisai neatskleis savo stiprybės, bet potencialas didelis. Ir tai jau yra nekintama, kaip pavyzdžiui, Lagna bus mergelė, o Merkurijus Žuvyse kritęs arba Merkurijus reiškia Šauly ir taip toliau, tai reiškia priešinga pozicija, tai žmogus jau bus silpnesnis ir tai gaunas visom prasmėm silpnesnis, ne tai, kad asmenybė, tai reiškia iš tokio žmogaus bus patyčios, gali patirti, jisai silpnesnis ir visi jaučia tą jo silpnumą ir kaip nors ten bando paveikti, bet tai nėra neįveikiama, žmogus gali rasti metodus arba remtis į kitą astrologinę poziciją ir tapti stipriu, kaip pavyzdžiui, ten galbūt Jupiteris yra 9, tai kažkokią tai dvasinę praktiką, mokymų sistemą, kaip pavyzdžiui gali būti tuo pačiu Marsas labai stiprus ir žmogus ten fiziškai sportuos ir taps stiprus ir taip savaime jo prisibijos ir taip toliau, visą laiką yra būdai, bet tai vis tiek reiškia, kad pirmas būstas, jeigu silpnesnis, tai žmogus silpnesnis visom prasmėm ir sveikatos prasme silpnesnis ir psichologiškai lengviau išmušti, ne, ten, pavyzdžiui, ant vieno žmogaus sakys kažką, ant kokio Avino, pavyzdžiui. Sakys, eik, prasme, nei kreips dėmesio, nei ten įdomu, nei ką. O ant tokio mergelės žuvies, žuviško arba silpno pirmo būsto kažką sakys, varys, plėtkins, jisai labai įsiširdį, jisai pergyvens. Ir tai jo sveikatą nualins, tai gali jo darbą paveikti, santykius, viską, ne, tai dėl to tai yra labai svarbu. O pats Avinas kaip zodiako ženklas yra, kaip jau sakiau, pirmūnas, lyderis, eina į priekį, jis yra tiesmukiškas, tai yra Marso valdomas ženklas, tai reiškia toks greitas, atakuojantis, tai priklausomai nuo gūnos, tai reiškia, jeigu neišmanimo gūna, tai gali būti toks eina ir snukius daužyti, kaip sako, ne.
Jeigu aistros būna, tai labai aistringas lyderis, labai daug pasiekti gali, nes labai daug energijos turi, sportininkas gali būti. Ir šiaip tokiam žmogui net neverta aiškinti kažką, net nebandykite aiškinti avinui, kaip gyventi, nes tikrai ragais į sieną ir baigsis. Ta prasme, galite paklausyti jo, galite jį vertinti kaip draugą, nes avinas tiesiai šviesiai pasakys, tik aišku, jau vėlgi priklauso nuo žmogaus to egoizmo lygio ir gūnos. Jeigu žmogus avinas dorybės gūno, jisai gali taip gražiai tiesiai šviesiai pasakyti, kad visiškai neįžeisdamas ir jam visi sakys, ačiū tau, kad tu pasakėjai, kad niekas man nedrįso to pasakyti, arba kad ačiū tau už tavo atvirumą, už tavo tiesmukiškumą, kad tu pasakėjai, kad tu tai man parodai. Tai va, tai čia jau priklauso nuo daugybės elementų, bet bendrieji bruožai tai nesikeičia. Taip, tai reiškia, toks žmogus labai tiks jam individuali veikla jau savaime pati iš savęs, jam tiks santykiuose irgi užimti vadovaujančią poziciją arba apskritai kažkur lyderių būti, bet tai labiau yra toks autonomiškas ženklas, ne grupėje dirbantis ženklas, o pats ant savęs. Dėl to geriausia jam seksis, kai jisai pats iš savęs inicijuoja, pats veikia, pats daro. Žinot, kai būna tokių veiklų, kur žmogus viską pats padaro nuo A iki Z, nes aišku, tinka kaip ir vadovauti, bet gali išnervinti aviną labai greitai, kai kiti neatlieka to darbo taip greitai, taip gerai kaip jis, nes avinas yra greičiausias zodiako ženklas. Visi ugnies ženklai yra greiti. Tai avinas, šaulys, liūtas, greitinis, ugnis stichija, kaip ir oro stichijos ženklai bus greitesni, tad tokia vadinamoji vyriška energija, tai dvyniai, svarstyklis, vandenis. Ir lėtesni bus visi, kurie yra žemės ir vandens stichijos. Tai, kaip, pavyzdžiui, žuvis kokia plaukia ten, pavyzdžiui, moteris žuvis, jis galės teka kaip upė, o jūs paimkit moterį aviną, jis sakys, aš tikrai netekėsiu kaip upė, tai ne mano stichija, tai ne aš. Dėl to nereikėtų eiti prieš save. Ta pati moteris avino ženklė gali visai kitaip apreikšti savo bruožus, irgi moteriškai. Gali būti kokia gimnastė, sportininkė, vadovė, graži, pasipuošusi, priimanti vyro lyderystę. Tai va, tai daug čia yra dedamųjų. Pačią esmę, manau, apie avino ženklą supratote.